Ar galima valgyti po treniruotės? Aišku, kad galima. Vėlgi, kokie jūsų tikslai. Ar tai yra lieknėjimas, ar tai yra raumenų atstatymas, nuovargio atstatymas, ar tai yra tiesiog paprasta klasikinė diena, kur jūs esate susibalansavęs ir jūs tiesiog negalvodamas tai atliekat. Aišku, jeigu lieknėjimo variantų, tai jeigu tai treniruotė vakarinė, tikrai tą dieną, ir netgi aš daugum sakau, tą dieną, kada jūs sportuojate, pavyzdžiui, kad ir nuo 7 valandų ir baigti treniruotė 8, grįžtate namo pusę 9, tikrai užtenka arbatos, užtenka obolio, užtenka greifurto. Jeigu jūs norite lieknėti, be abejo. Tas, jeigu jūs 2 dienas, pavyzdžiui, savaitę padarysite nuo pietų iškrovą, tai bus tik tai labai gerai ir net labai gerai. Viskas pailsės, vidaus organai, kraujas jūsų pasidarys skystesnis, deguonies greičiau cirkuliuos, tikrai labai gerai. Jeigu jūs esate liekna ir jums reikia būtinai atsistatyti, nes jūs nepavalgius jausite nuovargį, rytdiena jūsų bus neproduktyvi, tai aišku, tinka ir angliavandeniai, tinka ir vaisiai, ir košės, netgi pas ką geras virškinimas, tinka ir baltyminis maistas, ir mėsos gabaliukas, ir bet kas. Norint suauginti raumenų, aišku, grynas baltymas pageidautina be riebalo, tai ir krūtinėlė baltymas, tai ir virta kalakutienos krūtinėlė, tai ir varškė, tai ir pasukos. Geras grynas baltymas, kuris formuoja raumenis, kuris duoda jums jėgų. Iš tikrųjų, visos maistinės medžiagos yra viena už kitą geresnės ir labai svarbios. Bet baltymas labai svarbus, nes kadangi pats organizmas jo nesintetina. Kalbėjo sporto trenerė Gitana Vitkauskienė.